Sveiki atvykę į keturračių nuomos trasą. Prieš pradedant, prašome atkreipti dėmesį į šiuos svarbius dalykus. Vairą laikykite tvirtai abiem rankomis viso važiavimo metu, tai užtikrins jūsų stabilumą ir saugumą. Čia yra stabdžiai, prašome kelis kartus paspaudinėti stabdžius, kad geriau jaustumėte, kaip jie veikia. Patariame naudoti tik kairės pusės stabdį, kuris stabdo galinius ratus. Tuo pačiu, dešinė ranka bus laisva valdyti akceleratorių gazą. Tai bus patogiau, bet tai tik patarimas. Čia yra akceleratorius arba gazas, prašome kelis kartus paspausti, kad pajustumėte, kaip jis veikia. Pavarų jums junginėti nereikia. Neiškelkite kojų iš pakojų ir nebandykite stabdyti su kojomis. Galinis ratas gali užvažiuoti ant jūsų kojos. Laikykite kojas ant pakojų, kaip parodyta šiame video. Kad užvestumėte keturratį, pasukite raktelį į dešinę pusę. Tada laikykite nuspaudę vieną stabdį ir paspauskite juodą mygtuką kairėje pusėje, kuris randasi iškart po raudonų mygtukų. Kai išgirsite, kad variklis dirba, atleiskite mygtuką. Važiuojant svarbu išlaikyti balansą ir perkelti kūno svorį į tą pusę, į kurią sukate vairą, kad sumažintumėte apvirtimo riziką. Kūno svorį reikėtų laikyti daugiau ant kojų, o ne sėdint ant sėdmenų. Laikykite saugaus atstumo ir nesitrankykite su kitais keturračiais. Jei manote, kad važiuojate lėtai ir norite praleisti iš galo važiuojantį keturratį, tai paprasčiausia sulėtinkite greitį ir pasitraukite į šoną ten, kur trasa yra platesnė. Trasos metu negalima nulipti nuo keturračio. Jei kas nors nutiko arba keturratis užgeso, tiesiog pakelkite ranką ir instruktorius atskubės jums padėti. Visą laiką žiūrėkite tik į priekį. Nesidairykite atgal ir į šonus. Nekalbinkit ir kitaip netrukdykit kitiems važiuojantiems vaikams, taip išvengsite pavojų. Važiuokite tik į vieną pusę ratu. Važiavimo pabaiga, kai važiavimo laikas baigsis, instruktorius parodys, kad reikia išvažiuoti iš trasos ir užgesinti keturratį, pasukant raktelį į kairę pusę. Nenulipkite nuo keturračio, kol jo neužgesinote ir nepastatėte saugioje zonoje. Važiuojant keturračių avalynė turi būti uždara, kroksai netinka. Visada klausykite instruktoriaus. Sėkmės trasoje ir malonaus važiavimo.